Kai mus kreipėsi Transekspedicija dėl konkurso įrengti UEFA lygio stadiono apšvietimo sistemą, mes nedvejodami sutikome. Konkurso eigoje, išklausęs užsakovo poreikius, suradome itin modernę ir visame pasaulyje žinomą apšvietimo įrangos gamintoją Masco. Hello, my name is Mustafa Jube and I work with Masco Lighting. I've been introduced to this project through Caverion as we wanted to collaborate together as this is our first project in Lithuania. We have successfully managed to work together and deliver this stadium for Transekspedicija. The system which has been installed over here at the stadium is 4 poles meeting UEFA level D, which is 800 lux horizontal and 350 lux vertical on each direction, orthogonal. One of the advantages of the system is actually the spill and glare control. So if you look around the field and on the streets around the stadium, there are no spill or glare from the fixtures which could affect the drivers or the people who's passing around the stadium. It was a great pleasure working with Caverion, and I'm looking forward for future collaboration with Caverion. Tokio tipo projektas yra pirmas Lietuvoje ir Baltijos šalyse, tiek mums, tiek įrangos tiekėjams. Ši moderni sistema pasižymi išskirtinę apšvietimo konstrukciją ir valdymu, turi unikalią pamatų bei pačių apšvietimo bokštų surinkimo metodiką, kas ženkliai pagerina mūsų darbo našumą. Apšvietimo valdymas išskirtinis tuo, kad jis gali būti valdomas ir nuotoliniu būdu iš bet kurios pasaulio vietos.